Parodoje esantis kūriniai visų pirma buvo sukurti virtualioje erdvėje. Tai tokie intuityvūs automatinio piešimo paremti gestai, sukurti naudojant nešiojamą kompiuterio jutiklinį kilimėlį, angliškai trackpad. Vėliau visus šios piešinius sugalvojau perkelti ant drobės, jau į tapybą. Ir paliečiant pavadinimo klausimą, tai pats šis procesas ir tapo to sinchronizacijos aktu tarp dviejų vaizdo egzistavimo formų. Pats ženklas atsidūręs ant drobės jau tampa nebe spontanišku ir intuityviu gestu, o tiksliai ir preciziškai atkartotų virtualaus judesio pėdsakų. Ypatingai svarbus architektūrinis sluoksnis parodoje, kurį sukūrė architektė Gabrielė Černevskaja. Transformuotos ir atrodo ištemptos galerijos sienos sukuria keistą dinamikos jausmą ir atrodo, kad pačios sienos verčia tave judėti po erdvę, o iš už jų atsirandantis darbai užsikrauna tarsi skaitmeniniai puslapiai virtualioje erdvėje.